Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Savivalda žada paisyti verslininkų pageidavimų. Buitį gerinantiems galimybė naudotis modernę nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugą. Liaudiškos muzikos mylėtojus 20-ąjį kartą burin renka Kapelmaušis. Ne pirmąsyk miesto savivaldos vadovams besiskundžiantys verslininkai, kad jų teritorijose įrengtomis automobilių stovėjimo aikštelėmis naudojasi visai kitais tikslais į turgų ar kitur susirengusieji, apsunkindami patogų privažiavimą potencialiems pirkėjams, gali tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos. Vieni iš sprendimų yra tokie, kad pasakyti ženklą, kad galima stovėti 1,5 ar 2 valandas, o toliau jau, kaip sakyti, mokamas mokestis. Kitas sprendimas yra pačiom parduotuvėm, kaip sakant, prižiūrėti tas aikšteles, vėlgi duodant tam tikrą laiką nemokamai apsiprekinti atvažiavus klientams. Yra įvairių sprendimų, yra įvairių būdų, dėl ko mes diskutuojam. Kol kas savivaldybės kabinetuose konkretūs sprendimai šiuo klausimu nepriimti. Tačiau jau kitą savaitę, vicemero teigimu, diskusijos virs realiais nutarimais. Juolab, kad stengiamasi įvertinti artimiausias perspektyvas. Tuo labiau, kad jūs puikiai žinot tikriausia apie tai, kad autobusų stotis bus iškeliama į autobusų parko vietą. Nes ten yra paruošti detaliai planai, autobusų parko vieta, ten bus numatyti ir komerciniai centrai, ir autobusų sustojimo vieta. Čia jau yra senai apspręsta ir ta linkme vyksta judėjimas. Mero pavaduotojas sako, jog vienodai svarbus ir miesto gyventojų, ir verslo interesai, nes pastarojo valioje ekonominiai svertai. Uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys baigė Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros 3-ąjį etapą. Tai gera žinia tiems, kurie ketina gerinti savo buitį ir naudotis modernę nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugą. Bendras tinklų ilgis sudaro apie 33 km. Vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vandentiekio tinklų yra 16,6 apytiksliai, nuotekų tinklų yra 16,4 km. Gyventojams suteikiama galimybė pasijungti beveik 1000 gyventojų, apie 950 gyventojų. Bendra projekto vertė sudaro virš 8 milijonų litų. Panevėžio mieste ir rajone vykdomas projektas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje suskirstytas į 4 etapus. 3-asis truko 12 mėnesių ir teigiama pranoko lūkesčius. Gyventojai prie naujų centralizuotų sistemų jungiasi aktyviau nei tikėtasi. Pakankamai neblogas rezultatas yra su besijungiančiais gyventojais, žiūrint su pirmojo etapu, kuris buvo priduotas praeitų metų panašių laikotarpių. Pasijungimai vyksta ir antro etapo, kur darbai priduoti. Šiuo metu gyventojams yra šiek tiek sudėtingesnės gamtinės sąlygos, artėja šalčiai. Ir žiemą nelabai tokio didelio rezultato tikimės, bet pavasarį tikimės įgyvendinti pasiektus rodiklius. 3-ajame projekto įgyvendinimo etape tinklai, atsižvelgus į kokybiško vandens ir šiuolaikiško nuotekų tvarkymo poreikį, kloti miesto prieigose ir Ramygaloje. Rangovo teigimu patikėta užduotis įvykdyta laiku ir kokybiškai. Tinklai daugelį vietose pakloti neardant asfalto, neiškasant gilių tranšėjų, taip sudarant kuo mažesnį gyventojams trukdymą ir panašiai. Daugelio gyvenviečių gal dar net ir to dalyko net nepastebėjo. Tinklai pakloti, o gyventojai, sakykime, nepatogumų nepatyrė. Tai ypatingai Ramygalos miestelis gali pasigirti to, kad ten beveik niekai nematė. Suklota ir naudokitės. Bendra visų 4 etapų uždarosios akcinės bendrovės Aukštaitijos vandenys projekto vertė beveik 37 milijonai litų. Bendrovė į jį investavo bemaž 2 milijonus litų savo lėšų. ES Sanglaudos fondo indėlis daugiau nei 31 milijonas litų. Lietuvos Respublikos biudžeto 3 milijonai 700 tūkstančiai litų. Nuo ateinančiųjų metų pradžios akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas individualių valdų mikrorajonuose plečia antrinių žaliavų surinkimo sistemą, naudojant 120 litrų polietileninius maišus.
Eksperimento tvarka ši sistema įdiegta Stetiškiuose ir Molainiuose, o dabar ir visi kiti privačių valdų savininkai kviečiami nemokamai apsirūpinti dvispalviais maišais. Pirmoji galimybė tai yra kreiptis pas mus į bendrovę užsakymų priėmimo poskyrį ir bus duoti nemokamai maišai. Antra galimybė, jeigu jau tikrai yra nelabai nepatogu ir sudėtinga pas mus atvykti, atliekų išvežimo dieną kreiptis į transporto priemonės vairuotoją arba kroviką. Tik perspėjame, kad jeigu naudosite šitą galimybę gauti maišus, reikėtų bent jau mažiausiai prieš 2 darbo dienas nuo konteinerio tuštinimo dienos perspėti mūsų bendrovės darbuotojus, kad jums reikia atvežti maišą. Jeigu jūs nenorite laukti konteinerio tuštinimo dienos, tai galite paprašyti, kad mūsų transportas atvežtų jums maišus į konkrečią valdą. Esam suplanavę, kad kiekvienos savaitės trečiadienį bus galimybė į konkrečią valdą atvežti maišus. Kartu su maišais bendrovė ketina dalinti informacinio pobūdžio lankstinukus. Juose bus pateikta informacija apie maišų surinkimą ir išvežimą, tinkamą popieriaus ir plastmasės atliekų rūšiavimą. Informuojame Panevėžio miesto gyventojus, kad bus nemokamai surenkami tik specialūs maišai. Tai yra geltonos, mėlynos spalvos skirti plastmasės atliekoms ir metaliniai pakuotei ir mėlynos spalvos popieriaus atliekoms. Šie maišai bus paženklinti užrašais popierius, plastmasė ir bendrovės logotipais. Kito tipo maišai, jeigu bus randami šalia valdos važiuojamosios gatvės dalies, palikti nebus paimami. Taip pat perspėjame, kad bus tikrinamas maišų turinys. Jeigu maišuose bus dedamos mišrios komunalinės atliekos, žinoma, arba maišai bus neišvežami, arba bus priskaičiuojama kaip mišrios komunalinės atliekos. Kadangi tai yra papildanti antrinių žaliavų surinkimo sistema, tikimasi, jog bendrovės iniciatyva ras pritarimą. Juolab, kad pasiūlyta ne tik dar viena rūšiavimo galimybė, bet ir galimybė mažinti bendrąjį komunalinių atliekų kiekį, taip sutaupant jų tvarkymo išlaidas. Lapkričio 18-ąją į Cido areną kviečiami liaudiškos muzikos mylėtojai. 20-ąjį rudenį iš eilės Panevėžio rajono muzikantai rengia kapelų varžytuves. Šįsyk renkamasi į Kapelmaušį 2011-ieji. 12 geriausių rajono kapelų iš 20 atrinktų rodys, ką jie galėjo, ką padarė. Turim tokias jau kapelas, kurios yra išgarsėję ne tik čia mūsų rajone, bet Lietuvoje ir užsienį gastroliuojančios. Turim gražių debiutinių, tokių naujų startavusių kapelų, naujai. Ir tas turbūt renginys toks yra labai svarbus, nes jisai vieniem padeda tobulėti, kitiem išgarsėti, tretiem įsikurti. Ir toks ratas besikeičiantis metai iš metų, jisai kaip ir džiugina, kad tai visus labai kviečiam atvykti. Cido arenai renginio dieną bilietai brangus, bet dabar dar tų pigesnių bilietų ten yra ir visų maloniai lauksim. Iš 3 kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio kūrinių Lakštingalių valsas, Dzieduko polka ir polka lipk ant sienų kapelos privalo sugroti 2 pasirinktuosius. Nors aišku, smagios muzikos ir netikėtų siurprizų bus žymiai daugiau. Dabar tokia naujovė, kad šiais metais vadovai pasiūlė, kai bežiūrėdami, kai televizijai tautinę muziką popsina, visokie folk šokai, šok popai vyksta, tai nusprendėm gal šiemet paimti kokių nors pop kūrinių ir juos sukapėlinti. Bus kaip pop kapai ar kaip ten kažkaip, nežinau, koks, čia gal bus naujas koks nors darinys. Tai šiemet įdomių tokių visokių požiūrių į tą pop muziką, kaip tai skambėtų, jeigu tai būtų parašyta kaimiškai kapelai. Tai galbūt čia tokia naujovė, kuria irgi bus labai įdomi visiems išgirsti. Na, o kaip 20-metį toks jubiliejinis renginys, tai tikimės visokių tokių pasveikinimų, siurprizų, ten gal dar kažkokių dalykų. Ypač laukiami Kapelmaušio fanais vadinamieji, kiekvieną rudenį susirenkantis kaip į metinius atlaidus. Susitikimo vieta 3 metus išlieka ta pati – Cido arena. Varžytuvininkus rikiuoti pasiryžusi ta pati šventės gaspadinė Magdalena. O štai pats Kapelmaušis jubiliejų sutinka gerokai ūgtelėjęs, kaip sukaktuvininkui ir dera.